Šiandien gaminsim, važiuojam kartu su manim į Vilnių. Varysim švęst naujus, jinai nebuvo rasta. Labas rytas, tai tiesiog nieko dabar nesakau, važiuojam kartu su manim į Vilnių. Čia laukiam traukinio ir pamačiau, kad toks gražus dangus ir tiesiog man būtinai reikia nufilmuoti. Dabar laukiam troleibuso iki Akropolio, nes važiuosim į Akropolį. Atvarėm truputį per anksti į Akrą, tai dabar reikės palaukti, kol atsidarys parduotuvės. Nes gaila nėra kito autobuso, tai po 7 iš kaimo, tai tenka biškį ilgiau pabūti, bet tikiuosi kažką nusipirkti. Vėliau atrodo kažką jau radom, tai dabar matuosiuos, sukneles visus. Keletą radau. Tai vis dėlto nenusipirkau tos suknelės ir dabar einam į kitas parduotuvės, ieškosim toliau. Tai po poros valandų ieškojimo suknelės šimtadieniui, jinai nebuvo rasta. Turėjau vieną variantą, grįžau atgal, bet persigalvojau, nes nenorėjau tos sumos mokėti ir nežinau, gal geresnė ras ir galiausiai gavos, kad nuvarėm į drogą, prisipirkau visokių nesąmonių ir varom namo. Tik dabar nerandam išėjimo atgal. Gerai, kad dar biškį iki trūliko yra laiko, tai galim biškį paieškoti. Žodžiu, dabar jau atvažiavom į traukinių stotį, jau gerokai pusę valandos kažkur laukiam traukinio, jau nedaug liko, tai bent tiek gerai. Žiauriai pavargau, nes tiesiog nervai ėmė, kad nieko neradau. Gal kitą kartą labiau pasiseks, arba reikės tiesiog Vinted ieškoti suknelės. Vis dėlto pasisekė ir nereikėjo laukti autobuso. Grįžau namo su kaimynu. Sveiki visi, tai šiandien yra kita jau diena, kai filmuoju šitą video ir šiandien pasiimsiu jūs kartu su savim važiuoti repetuoti šimtadieniui šokis. Dabar jau einam iki autobuso ir ką norėjau pasakyti, tai kad šiandien mes repetuojam ne mokyklai, o pas klasiokę, nes nėra kas su mumis nueiti iš mokytojų ir pabūtų salėje. Dar šiandien atėjo mano siunta, kurios labai laukiau. Tai dabar dar tuo pačiu ir einu pasiimti siuntą. Taigi, iš Vintedo gavau aš tokias kelnytes, kostiuminės rožinės ir tuo pačiu tokį švarkelį. Tai realiai žiauriai gražiai atrodo. Labai gražus ir šitos detalės man labai patinka. Labai džiaugiuosi ir mokėjau tik 10 eurų. Sveiki visi, tai šiandien yra jau kita diena, kaip matot. Sveikinuos dabar jau iš virtuvės ir šiandien gaminsim cinamoninės bandelės. Tai tiesiog galvoju su jumis kartu pafilmuosiu. Buvau įdėjus į pieną mėles, kad jos užkiltų, tai matot, žiauriai gerai užkilo. O dabar dėsiu į šitą indą miltus, kiaušinius ir viską išmaišysiu.
Tai va, jau supyriau mielę su pienu ir sviestu ir dabar viską reikia išmaišyti. Padariau jau tešlą, dabar uždėsiu maišiuką, nes neturiu maistinės plėvelės. Jau va, tešla pakilo, taip gražiai atrodo. Įdarą pasidarėm. Ir dabar reikia iškučiuot ir dėsim įdarą. Aš dar mėgstu užpilti pieno, kad jos būtų dar minkštesnės. Tai va toks vat rezultatas gavosi. Čia jau viena bandelė pavogė. Tai šiandien yra dar viena nauja diena šito video. Varysim švęst naujus su draugais. Dabar vat pradėsiu jau ruoštis. Važiuosim su draugėm susitikti, apsipirkti maisto. Tada pasiruošim, pasigaminsim viską. Tai žodžiu parodysiu. Tai va, pasidažiau, bet dabar nežinau, ką su plaukais daryti, nes nežinau, ar aš noriu būti tiesiog taip palaidais tiesiais ar kažką daryti. Tai dabar galvoju, nes reikia greit galvoti, kad to išeisiu. Jau einam dabar pasitikti draugės, kad eitume kartu ir dar tada su kita susitiksim. Dabar paliko mane vienas, stoviu su visais maišais, laukiu, kol jos dar apsipirks. Va, stovi visos, dabar perka dar papildomai. Čia buvo padaryti. Padėjau užkur šašlykyną, nes vėliau mes kepėm dešrelės. Dabar jau grįžau atgal į vidų, tai nusirengsiu, varysim tuos. Dabar, kol visi tenai šoka kažką daro, aš tiesiog turėjau pavalgyti, tai išnoriu. Tai baisiai gerai. Apam dabar dešrelės, tai labai kol kas gerai kepasi. Vieną tik tais išmečiau, bet jau paėmėm. Tai šiems metams einat į pabaigą, dabar pradėjau žiūrėti visokias nuotraukas, video ir panašiai. Ir tiesiog pradėjau taip galvoti apie visus šitus metus. Crazy, kiek daug visko įvyko. Kokia aš esu dėkinga tiesiog visiems žmonėms, kurie mane supa. Ir už visas tas patirtas emocijas kartu ir laiką kartu praleistą. Tai tiesiog yra wow. Tikiuosi, kad šitie metai bus tokie pat geri ir bus dar geresni ir tiesiog pasieksiu savo tikslų. Ir labai linkiu visiems toliau tobulėti su kiekviena diena ir siekti savo tikslų ir svajonių. Tai ties čia ir atsisveikinu su naujais.